Šalies pensininkai skundžiasi negalintys sudurti galo su galu. Kol valdžia sprendžia sodros reformos ir pensijų galvosūkį, vienas palangiškis padavė valstybę į teismą ir ketina atsisakyti Lietuvos pilietybės. Palangiškis Vitoldas Čepulis į pensiją išėjo prieš 10 metį. Kad prisidurtų pragyvenimui, vyras buvo priverstas susirasti papildomą darbą. Pagal esamą tvarką palangiškiui yra nubraukiama pusė pensijos. Dar labiau jis sumažėjo sunkmečiu. Pasipiktinęs vyras pernai padavė valstybę į teismą. Dabar pensininkas pasiryžo atsisakyti Lietuvos pilietybės ir prašyti Rusijos prieglobsčio. Neįmanoma ilsėtis, nes didžiuliai labai mokesčiai. Viskas, maistas pabrango keleriopai, neįsigali žmogus. Jau atrodo tikrai, paimtum, pailsėtum, namuose pasėdėtum, anūkus paaugintum, bet neišeina. Reikia valgyti, reikia apsimokėti ir norisi kokybiškai gyventi, o ne taip, kaip dabar mes gyvenam. Palangiškis Vitoldas sako, esąs niekam nereikalingas, todėl ketina atsisakyti Lietuvos pilietybės. Daugiau nieko nelieka, nes mes pensininkai Lietuvoje nereikalingi. Rašiau ir prezidentė raštą elektroninių laišką, siunčiau laišką Seimo pirmininkai. Niekas nekreipia dėmesio. Tai ką lieka žmogui daryti? Kalėjime žmonės gyvena geriau, dabar pensininkų ką, jei parduotuvė, langą išmušiai galų gale, tave pasodins, tai nieko, rūpesčių jokių nėra. Siekdamas gaivinti pensijas, pavasarį Seimas spręs sodros reformos galvosūkį. Reforma ketinama vėlinti pensinį amžių iki 65 metų ir lopyti sodros deficitą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina, kad jeigu nebūtų vėlinamas pensinis amžius, pensija sumažėtų iki 26%. Aš galiu nuraminti pensininkus iš tikrųjų, kad niekas pensijų nemažins, netiminės, niekas taip pat nenaikins privačių fondų, kaip yra spekuliuojama dažnai, kad čia sugriausim, išnaikinsim ir dar kažką. Tikrai mūsų pagrindinis uždavinys yra sistemos tvarumas, adekvatumas ir kad bent jau išlaikyti pensijų lygį, koks jis yra, buvo iki sumažinimų. Tačiau Laisvosios rinkos institutas planuojamų pokyčių reformą vadinti nesiryžta. Dabartinė reforma nėra reforma, tai yra būdas subalansuoti sodros sistemą, kuris taip yra reikalingas trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilguoju laikotarpiu tai reikštų mažesnės įmokas ir didesnį pensinį amžių mokesčių mokėtojams. Tai klausimas, ar to nori žmogus? Pagal būsimą reformos planą svarstomos kelios pensijų skaičiavimo metodikos. Taškų, kuri priklausys nuo darbo stažo, darbo užmokesčio ir infliacijos, ir asmeninių sąskaitų sistema. Pagal šį modelį žmogaus senatvės pensijos dydis priklausytų nuo sumokėtų įmokų.